kaip pakeisti tos įsitikinimus, aš irgi noriu mesti rūkyti. Tai, kas žiūrėjo mano praeitus video, tikriausiai matė, kad kokių aš dalykų tik tais nebandžiau, kad man pavyktų išsilaisvinti iš to rūkimo. Įvairiausių, kokių tik tais galėjau rasti ir sugalvoti. Ir niekas nepavyko. Aš pastoviai jausdavau kančią, jausdavausi nepatenkintas, jausdavausi nusivylęs to klausimu ir buvo amžina kančia. Tu neparūkai, kenti, nes nori parūkyti ir nežinai, ką daryti. Parūkai irgi kenti, tokia amžina kančia, iš kurios nebuvo kelio įsilaisvinti. Ir kai pakeičiau tos įsitikinimus pagal metodikas, kur išmokau, viskas, nuo sekančios dienos iki dabar nerūkiau ir nėra poreikio šalia manęs gali rūkyti, gali būti, kad ir 100 žmonių rūkančių man nebesinori. Tiesiog, sakykime, išvaliau iš savęs tą programą, išvaliau iš savęs tą įsitikinimą, kad yra sunku mesti rūkyti, kad man turi būti kažkokie tais problemos metus rūkyti, kad turėtų būti poreikis, visą tą išvaliau ir viskas, daugiau nebėra jokio poreikio. Ir tas atsilaisvino be kančios, laisvai, be valios pastangų, taip harmoningai, kad tai tiesiog mane įkvėpė mane parašyti knygą. Ir joje sudėjau visą tą kelią, kaip daryti, ką daryti su video, su video gidavimu. Nuskanuosite QR kodą, gausite video, kuriame žingsnio papasakoju, kaip daryti. Reiškia, toksai gidas, kaip nuo tos situacijos, kur esate dabar rūkimo kontekste, pereiti į išsilaisvinimą nuo rūkimo. Tai man tai suveikė, tiesiog buvo realus žodis, dėl to ir panaudojau knygos pavadinimą išsilaisvinti iš įpročio rūkyti, nes kai išsilaisvinau, dingo kančia, dingo tie vadinami priklausomybės, visi blokai. Tai buvo kosmosas, tiesiog mane taip įkvėpė, kad, sakau, net pavyko parašyti knygą. Dabar spausdiname ją ir galėsite įsigyti greitų metų. O jeigu norite greičiau, tai galite rašyti, galiu jums parduoti elektroninę knygą, jeigu norite tiesiog greičiau. Tai va, nes paaiškinti jums per video, tai tiesiog yra ilgas ir pakankamai sudėtingas darbas, dėl to ir paskyriau laiką ir viską detaliai aprašiau. Taigi kviečiu, rašykite, jeigu norite, galite įsigyti elektroninę knygą, joje viskas bus taip pat kaip ir spausdintai. Tai va, tai ačiū Jums už klausimą, klausimas labai geras ir linkiu sėkmės.